Darbas su sferos technologija. Valdymas naudojant sferą. Kairiajame petyje įsivaizduokite mintyse nedidelę sidabro baltumo sferą, atitinkančią Grigorijaus Grabovojaus mokymą apie išsigelbėjimą ir harmoningą vystymąsi. Tai makro išsigelbėjimo sfera. Prie dešiniojo peties įsivaizduokite bet kokios kitos šviesios spalvos aukso sferą ir įdėkite ją bet kokį valdymo tikslą jūsų suvokimu. Sujunkite abi sferas valdymo srityje, tai yra prieš krūtinę. Susijungimo metu jūsų sfera bus apšviesta sidabro balta mokymo šviesa. Valdymas baigtas. Grigorijaus Grabovojaus sferos sukūrimas. Įsivaizduokite 2,5 cm skersmens rutulį. Užpildykite sferą alyvinės violetinės spalvos Grigorijaus Grabovojaus spalva. Įveskite amžinybės begalybės formulę į sferos vidurį. Tai būtų aštuoniukė vertikali ir horizontali. Sukdami jas su centrais. Įdėkite harmonijos skaičius į sferą 1, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3 Grigorijaus Grabovojaus gimimo data. Pasistatykite tikslą išgydyti save tiek fizinėje, tiek dvasinėje plotmėje. Absoliutus atstatymas ląstelių lygmenyje, kaip iš pradžių sukūrė kūrėjas ir amžinybė. Įkelkite jį į savo fantomą tokį, kokį norite matyti save – jauną, gražią, sveiką, sėkmingą ir panašiai. Apšvieskite save auksinė kūrėjo šviesos šviesa arba sidabro balta šventosios dvasios šviesa nuo šiandien iki begalybės. Технологии спасения по учению Григория Гробового о спасении и гармоничном развитии. Видео сукуя Регарсна Сигута.